Vilniaus universiteto TVM alumni klubo renginyje buvo pristatyta pirmoji Lietuvos verslo istorijos knyga Tyrinėjimo laukas nuo 13 amžiaus iki šių dienų. Knygoje analizuojama, kaip kito lietuvių verslo tradicijos ir kas formavo šalies verslumo kultūrą. Pats sumanimo naujumas, mano supratimu, jeigu taip galima girti savo sumanimo naujumu, tas, kad pasižiūrėti ne konkrečiai grinai ekonomikos kažkokią šaką, žemės ūkį, pramonę, tokių knygų yra ir panašiai, prekyba, bet apskritai verslo ir verslumo raidą. Tai va čia yra šitokios kol kas idėjos, bent aš nemačiau, kad apie tai būtų ir aš manau, kad šito aspektu tai yra nauja ir įdomu. Pas mus yra labai gajus visuomenėje mitas, kad lietuviai yra neverslus. Kad jie tiesiog, jiems taip nepriklauso, žodžiu, jie yra dori, sąžiningi, jie neverslauja, nes visą laiką, gana dažnai, ne visą laiką, gana dažnai verslas suprantams kaip kažkas tokio, kas tu gauni kažkokią nenupelnytą vertę. Kaip pavyzdžiui, knygoje pirmos dalies autorius, istorikas Darius Baronas prieina tokią, sakykime, galbūt ir šokiruojančią šiek tiek išvadą, gal taip šiek tiek metaforiškai pavadindamas, kad pirmasis stambus verslininkas buvo mūsų gerbiamas karalius Mindaugas. Verslumas kaip nuo žodžio verstis. Žodžiu, yra žmogus toks sumanus, vikrus, verslus. O mergaitės verslas, kaip cituojama ir tautosakoje, yra ištekėti. Versli mergina negali būti sena pana. Tai štai, čia šiuo kampu pasižiūrėjus į istoriją atsirado toks labai įdomus regėjimas, tai nėra vien ekonomizmas. Dėl to tos verslumo apraiškos aptinkamos yra, kad ir kaip paradoksaliai skambėtų, plėšiamosiuose žygiuose, lietuvių, prekyba vos ne vergais, iki pat šių dienų didžiųjų kompanijų formavimus. Lietuvoje neturime veikiančių kompanijų galinčių didžiuotis 2 ar net 3 šimtmečių tradiciją. Šiemet minime atkurtos Lietuvos valstybės 20-metį. Panašu ar kiek trumpesnį gyvavimo laiką skaičiuoja ir dauguma šalies verslo įmonių. Patys verslininkai prisidėjo, kad ši knyga išeitų. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, man atrodo, kad tai yra toks vienas iš pirmųjų žingsnių, sakykime, būtent skatinant pačius verslininkus galvoti, kad yra jų pačių istorija, jų kompanijos istorija turi vertę.